Jau visas mėnuo penktadieniais pasakojame apie Maltos ordino pagalbos tarnybos savanorių visoje Lietuvoje lankomus, slaugomus ir maitinamus vienišus ligotus pagyvenusius žmonės. Šį kartą Kaišiadorių rajonas, Žiežmariai. Labą dieną, močiutė. Labą dieną. Einame ir į kitus namus. Elena, buvusi paštininkė, savo šeimos neturi. Pernai žiemą praleido slaugos ligoninėje. Šią žiemą nebegalės. Ten nėra vietų. Ir kaip papasakoti, kad tai suprastumėte? Tai kam klausėt? Kad supraskite, kur vienas. Tai kad nesunku. Janinai 81, artimųjų nebeturi. Jau 20 metų gyvena viena. Po truputį atsigauna po insulto, sakė, padeda kaimynė. Janulė, o čia pampersai. Pasakykit Birutei, kai tik sunaudos, vėl tegul ateina pas mus ir vėl duosim. Gerai? Ačiū labai, ačiū. Nu, o čia va patalynė. Nu. Ačiū, ačiū visiems. Marijai 92, ji atrodė stipriausia iš visų, ką tąkart aplankėme. Galbūt galvojate, kad tokio amžiaus artimųjų neturintiems senoliams geriausia vieta yra prieglaudos ar senelių namai? Paklauskime jų pačių. Nenoriu. Neįsikelsiu, man vyras liepė niekur neiti iš savo namų. Marijos vyras mirė prieš 10 metų. Anksčiau aplankytoji Elena iš karto apsiašarojo, kai tik paklausėme apie senelių namus. Nu, da nesinori. Ir kai filmavimo kamera jau buvo išjungta, atsisveikindama mūsų prašė: neišvežkit, kol dar pajudu. Lyg būtume atvažiavę jos kur nors išvežti. Maltos savanorių tikinimu, šį vakarą aplankėme ne tuos, kurie vargingiausiai gyvena. Dar didesni varguoliai, ten, kur iš tiesų skurdas bado akis, nesutiko, kad būtų filmuojami. Jie tiesiog nenori, kad matytų ir pažįstami, ir kad matytų giminės, ir tiesiog nenori, kad matytų kas nors, kaip jie gyvena varganai. Aplankytuose Žiežmariuose šiuo metu turimomis lėšomis maltiečiai pajėgia kartą per savaitę aplankyti 30 vienišų senelių. Tokios galimybės, tik poreikis kur kas didesnis. Jiems visko reikia, ir drabužių reikia, ir patalinės reikia, ir maisto produktų reikia, pagaliau reikia ir gero žodžio. Jie nori ir įsikalbėti, ir pasiguosti, ir pasitarti. Padėkite jiems išgyventi. Paskambinkite bent kartą matomų telefono numerių. Mes jau parodėme, kam bus skirta šio vakaro jūsų auka.